Ir dabar tu sėdina, kai stebisi, tai kaip čia taip atsitiko, nu kaip čia taip, čia tiktokas, mesgi galim padurniuoti. Ne, padurniuoti jūs turite proto ribose, mes galim padurniuoti. Bet ten pas jos buvo kažkas, tai visai kas kitka, pas Povilą, pas tas žmogų kažkurį buvo ir pas Ambadžiovą. Ten buvo visai kas kitka, jie ten sėdėjo, gėrė, išgėrinėjo, ten kažkas turėjo būti kitka, tikrai čia nieko bendro neturi su tiktoku, visiškai. Nebent Povilas tenais užpsichavo dėl Manto, kaip visą laiką, ir ten buvo nesąmonė. Visą nepaisant to, kiek jis prišnekėjęs, jisai iš esmės nebuvo piktybinis žmogus. Aišku, buvo principingas, bet principingas buvo iš humoristinės pusės. Prikolinti mokėjo, pajuokauti mokėjo. Pakelti nuotaiką taip pat mokėjo. Liūdniausia tai, kad mano laikas nuėjo veltui, nes aš padėjau šiam žmogui, norėdamas išgelbėti jo gyvybę, kad jis nemirtų nuo savo ligos ir gyvenimo būdo. Ir galų gale viskas taip gavosi, kad nafi. Lietus lyja dėl to. Man pačiam tai yra šokas ir pačiam yra nusivylimas, kad šitiek laiko buvo leista veltui. Aš šį žmogų gelbėjau iš to liūno, iš tos Tenerifės su Satriebla kartu ir ta prasme, what the fuck, man tai čia iš vis yra šokas. Galėjo žmogus dar gyventi, va būtent dėl to, kad jis gyventų, tam jam ir buvo padėta, kad jis gyventų, kad jis susitvarkytų, kad jis ten toliau savo tos laivus darytų, džiaugtųsi to gyvenimu ir nahu šitai. Man tai vapšė. Šokas yra. 2025 metų lapkričio 14 diena. Apie 17:30 gaunamas pranešimas, jog Švytritgailos gatvėje Vilniuje, antrame aukšte esančiame bute, guli nudurtas žmogus. Atvykę medikai konstatavo vyro, gimusio 1993 metais mirtį. Tai buvo Nerijus Ambajevas, gerai žinomas TikTok platformoje. Įvykio vietoje buvo sulaikyti 2 asmenys, vienas iš jų jo širdies draugas, 14 teistumų turintis, taipogi tiktokeris Paulius Gaižauskas. Nu va mūsų balandėliai, va. Gerai, mus mirdo iš burnos po šnapsu, man. Čia kaip toj dienoj, mes ir vėl susitikom, kaip svajonių laivai. Nu baig skauda, nahui, visą krūtinę, o va čia va. Visų pirma, norėčiau pasakyti tiek, jog už šio žmogaus tokį žiaurų likimą yra kalti visi tie žmonės, kurie remia ir palaiko tokius trash streamerius, kuriems akivaizdžiai reikia kitokios pagalbos, o eilę metų tokių žmonių rėmimas tik skatina jų degradavimą. Atsiranda daugybė žmonių, kurie tik ir naudojasi šiais lengvai pažeidžiamais žmonėmis. Atsakau, grinai, va šiandien gal čia būsiu beširdis. Natalė, Satriebla. Visi juokėsi, išnežo dabar liūdį, kurva. Ne, kas yra esmė, žinai, žiūrėk, kai jisai buvo Tenerifėje, ne, kai aš galvojau, kad jisai dėl ligos gali mirti ir panašiai, galbūt jisai žino daugiau negu mes žinome ir visi ten, blėt, ją nekentė, visi taip peikė, taip, karočią ant jo rašė ir aš sakiau, blėt, žmonės, jums dabar jisai nepatinka, jūs visi varote ant jo heitą, bet tai jeigu jo nebūtų, jeigu jisai mirtų, tarkim, dėl ligos ir visą kitą, ką jūs tada visi verktume, sakytumėt, bliat, nu kaip čia taip, bet taip ir yra, Ale, Satriebla, jie negalvoja, kad galėjo bet kas iš jų artimųjų, taip dabar va šį vakarą taip aliūdėti. Satriebla, čia ženklas, aš buvau radęs kryžių ryte. Eik, su tai ženklais, blėt, agir, neužpistų į pisių, nahu, tu iš kojų suduosiu. Nu ir... Ryte Alikantį šiandien radau. Eik, tu ką, turėjai santykius su Ambadžiovu? Ne. Tai ką tai galėtų reikšti, kad tu kryžių radai, blėt? Bet čia what the fuck? Sutapimas, blėt. Pirmą kabins Satriebla, blėt. Nu kaip pakabins, taip ir atkabins, nu ir ką. Tai čia mes nėra, nahu, ko kabinti, blėt.
O tau žurnalai, ble, tai reikėtų susirūpinti, susimastyti, nahu, kas tavęs laukia ateityje, nahu. Tavo ateitis, nahu, panaši, ble. Jeigu tu, nahu, ir negausi, nahu, ten tų, ble, peilių ar ką nors, tave galbūt suspardys, nahu, negyvai, ble. Ko? Neimto kryžiaus, agirdi Lukai, išmesta kryžių, neišmest, nu tiesiog nueik, nors padėk ir viskas, bet neimto kryžiaus, nes tai nesėkmė tavo atneš. Bet aš mečiau kortas, kad man iškito gerus kortus. Kokias tu kortas gali mesti, blėt, durniau tu, nahu, blėt, agirdi, blėt, kas tu toks esi, nahu, ką? Čia kaip voverė, blėt, nuėjo su kortom voverė, blėt, į bažnyčią ir pašventino kortas. Kas kortas šventino iš viso, blėt? Nerijus buvo žinomas kaip turintis rimtų problemų, sirgo sunkia nepagydoma liga ir turėjo didelių problemų dėl alkoholio vartojimo. Tiek Nerijus Ambajevas, tiek Paulius Gaižauskas išgarsėjo tiesioginėmis transliacijomis TikTok'e, kurių metu vartojo alkoholį, smurtavo, darė kitus amoralius dalykus ar tiesiog bendravo su žiūrovais. 2025 metų pradžioje Vilniaus miesto apylinkės teisme Paulius Gaižauskas buvo nuteistas jau 13 kartą. Nuo 2008 jis ne kartą buvo teistas už vagystes ir kitus nusikaltimus. Tačiau 2015 metais buvo tapęs kone garsenybė. Paulius pagarsėjo, kai ėmė skambinti pareigūnams ir grasinti, kad susprogdins oro uostą, Vilniuje esantį prekybos centrą Mandarinas, o kai pareigūnai ėmė nebereaguoti į jo grasinimus, neapsikentęs vidury dienos Fabijoniškėse padegė autobusą. Yra žinoma, jog fiziškai tvirtesnis Paulius smurtaudavo prieš savo sugyventinį Nerijų Ambajevą. Bet kai dabar ėmus visas visumą ir kai Paulius anksčiau buvo grasinęs Nierką, kad papjaus, sudegins ir visokiais kitais ten dalykais, kai sakydavo, tai tiesiog dabar paėmus visumą dalinai kelia nuostabą, dalinai nekelia nuostabos. Bet kad nutiks dabar, tai tikrai nesitikėjau. Apskritai, what the fuck. Vai, Pauliau, ble. Ne, mušk. Eik tu nafig. Eik tu nafig. Kraujas bėga? Eik tu nafig. Aš viskas, aš apsisuku ir išeinu, man jau viskas turbo kantrybė. Aš daugiau nebežaisiu. Beveik visą 2025 metų vasarą jie praleido Tenerifės saloje, kur užsidirbdavo pragyvenimui, darydami laivus TikTok'e. Nerijus mėgdavo šokti laivo metu. Tačiau visai neseniai su kelių tiktokerių pagalba jie grįžo iš Tenerifės. Tačiau dėja, Lietuvoje juos pasitiko žiaurus likimas. Bet ar galima buvo kažką padaryti? Manau tikrai taip. Ir dėl to kalti esame mes patys. O jeigu aš uždegčiau žvakutę, neturėdamas pinigų, pasimelčiau už mamą? O kaip padaryčiau? Nes čia parašyta už žvakutę auką. Tokių transliacijų žiūrėjimas išskiria endorfiną, kurio dėka mes jaučiame pasitenkinimą ir malonumą. O trash streameriai, kurie kaip jie teigia, kurie turinį, pritraukia krūvą žiūrovų, kurie valandų valandą stebi laivų žmonių, kurie tikrai nekuria naudingo turinio. Dažnai tai būna amoralus turinys, yra vartojamas alkoholis ar kitos narkotinės medžiagos. Laivų metu jie dažnai būna apsvaigę. Lietuvos TikTok'e yra buvę atvejų, kai TikTok laivo metu vienas vyriškis mirtinai sumuša kitą ir viską transliuoja. Žiūrovai atsidėkodami ir manydami, jog padeda trash streameriui, kurie dažnai tiesiog prašo pinigų ir nesulaukia paramos, tiesiog pradeda isterikuoti priešais kamerą ir už kelis eurus visaip sutinka būti žeminami.
Toks pinigų uždirbimo būdas tik dar labiau skatina dar amoralesnį jų elgesį. Kiekvienas iš mūsų, kuris mėgaujasi ir skatina tokį turinį, aukodami pinigus šiems trash streameriams, yra kažkiek atsakingas už šią žmogžudystę, nesvarbu ar jį įvyko dėl TikToko ar dėl kitų priežasčių. Kurkime visuomenę, kurioje patys norėtume gyventi, o ne būti jos atspindžiu. Alio. Pasakiau, kad Paulius nužudys Ryžai. Tavo niežas miri, kur tave dulkina į šikną. Tave dulkina į šikną įsikėlė. Ryžai, miri niežas, kurva, ryžai, kur tave pizda į šikną. Ateisi tavo eilė. Ateisi tavo eilė, kaidė. Treblas laiks teiks ir ryžai. Tave likimas nubaus. Muškas nors kaip gaidino. Ryžai, tavo ateitis irgi ateini ryžas, nu iki padlano. Matai niežą gaidinę, bet... Už visą šmeištą, už visas patyčias. Ryžai, kurva, tave irgi pisi šikną. Tai ryžai, tave pisa į šikną niežas, kurva, nu. Ryžai, pripažink žmonėm, 2700 žiūrų utelės, kurias tave palaika. Nerijus Ambajevas nekartą buvo minėjęs, jog nori pradėti gyventi teisingai ir nori susitvarkyti gyvenimą. Tačiau jo žalinga aplinka jo nepaleido. Kiekvienas žmogus yra nusipelnęs antro šanso. Ką jūs manote apie šią TikToko istoriją? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. Ar nereikėtų iš viso uždrausti TikToko? Ant kalno viršūnės giedantis paukščiai primins jaunystę ir gražius jausmus. Tas kelias vienišas bejėgis bus prisiminimas į gražius namus.